Šį šeštadienį 19 val. Naujoje gyvenimo būdo laidoje Veidai matysite. Bravo mokytojas atskleis, kaip randa kalbą su neklaužadomis. Kiekvienas, kaip pasakai, negatyvus veiksmas, poelgis, kažkoks iššūkiai, įsišokimai. Už to stovi, ar kam nors aš reikalingas, ar kas nors man skirs dėmesį. Tie žodžiai skamba. Ar kas nors su manim susitvarkys, ar kas nors įdės pastangų link manęs. Kokių išbandymų moksleiviai būtinai pateikia savo pedagogams. Mokiniam netgi patinka, kaip pasakyti, perkeltinė prasme, davesti mokytoją iki virimo temperatūros, kai jau dangtelis pradeda važiuoti ir toj nušaus. Ir jie tai turi džiauką tokį, jau. Kita istorija - sėkmingi 15 metų emigracijoje, tačiau tėvynė prišaukė grįžti. Drąsus žingsnis Kėdainiuose įkurti kitokią vaikų ugdymo įstaigą pritrenkė akibrokštu. Niekas net nesidomi. Kam čia, sako, tokią nesąmonę įkūrė? Vis tik, kas kantrus, to ir dangus. Sėkmė ėmė šypsotis. Labai džiaugiuosi už tą galimybę, ar ne, dirbti tokį darbą savo šalyje. Labai džiaugiuosi tais vaikais, tais tėvais, ar ne, kurie patikė. Kraštiečių pasakojimai laidoje Veidai jau šį šeštadienį 19 val. Labas vakaras, eteryje Krašto naujienos. Darbą studijoje pradedu aš, Indrė Dambrauskienė, ir kviečiu penktadienio naujienų. Likite kartu. Kelininkai jau pluša visų pajėgumu. Kėdainiuose šiandien įžuvinti vandens telkiniai. Startuoja išskirtinė gyvūnų ženklinimo akcija. Kėdainiečiai diskutavo su žurnaliste Rita Miliūtė. Choreografė Raminta Matulytė Šilienė pakvietė į savo kūrybinį vakarą. Daugiakultūriame centre netradicinis fortepijono muzikos šou. Kėdainiuose vyksta Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų žaidynės. Kėdainių mieste ir rajone jau lopomi ir tvarkomi keliai. Kelininkai pluša visų pajėgumu. Šiemet kelininkai turi tikrai daug darbo. Žiema joms buvo nepalanki. Oro sąlygos dažnai keitėsi, staigiai kito temperatūra, todėl ir keliuose šiemet kur kas daugiau duobių. Valstybės įmonės Kauno regiono keliai, Kėdainių kelių tarnybos darbuotojai jau pluša visų pajėgumu. Kelininkai dirba ir Kėdainių mieste, ir rajone. Jie rūpinasi, kad jų įmonės prižiūrimi keliai būtų sutvarkyti greitai ir kokybiškai. Kauno regiono keliai pradėjo duobių taisymo darbus, kai kiekvienais metais, šįmet ypač nukentėjo keliai žiemą, nes buvo žiema bloga. Tai nebuvo šalčio, buvo daug atšilimų ir atsirado daug duobių, tai dabar taisome. Šiuo metu kelininkai pluša Vilainių seniūnijoje už Vilainių kryžkelės link greitkelio Via Baltica. Jie tvarko krašto kelią Aristava Kėdainiai Cinkiškiai. Vairuotojų prašoma laikyti saugaus greičio, būti atidiems bei vadovautis laikinai pastatytais kelio ženklais. Kėdainių miesto ir rajono vandens telkiniuose nuo šiandien plaukios daugiau žuvų. Vyko pavasarinis įžuvinimas. Dabar pats tinkamiausias ir geriausias laikas pasirūpinti tvenkiniais ir įleisti į jį naujų žuvų. Kaip ir daugeliu atveju, geras pirminis suplanavimas padės išvengti rūpesčių kitais metų laikais. Kaip ir kiekvienais metais, Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugija įžuvina Kėdainių mieste ir rajone esančius vandens telkinius. Medžiotojų žvejų draugija yra išsinuomavusi iš savivaldybės 15 tvenkinių, kurių plotas 747 hektarai. Ir sudariusi žuvų atkūrimo planą kiekvienais metais, kurį turim vykdinti, norėdami, kad mūsų žvejai žvejotų tuose tvenkiniuose. Be abejo, tvenkiniai mūsų gana žuvingi, palyginus su Lietuva, nes įžuvinam tas telkinių atkūrimas yra vykdomas labai sąžiningai, kiekvienais metais labai daug įleidžiam žuvytės, kiek tik leidžia mum finansai. Kėdainių medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės ir žūklės žinovė Birutė Morkūnienė teigia, kad Kėdainių tvenkinius dėl žuvies gausos pamėgė ne tik vietiniai, bet ir žvejai iš Kauno, Ukmergės, Jonavos ir kitų miestų, o šiais metais tvenkiniai daugiausiai žuvinti lydekomis.
iš visos Lietuvos, ypač Kaunas, Jonava, visi taip mūsų tvenkiniuose atsiginti negalim sužvejodami. O šiandien kas yra įžuvinama? Šiandien iš Bardžuvės šiaip netaip gavom. Visoje Lietuvoje niekur nėra lydekų per visą Lietuvą. Tai vieninteliai vietoje Bardžuvėje gavom lydeko 2000 ir juos paleidom į visus tvenkinius. Po biškutį suvažiavo iš visų tvenkinių atstovai. Kiek yra tvenkinių pas mus, visi pasidalinome visus tvenkinius pagal normą, kiek priklauso, tiek visur suleista. Kates ir šunis auginantiems Kėdainių rajono gyventojams gera žinia. Šalyje jau 4 mėnesius galioja įstatymas įpareigojantis ženklinti kates, šunis ir šeškus bei užregistruoti juos valstybinėme gyvūnų augintinių registre. Tačiau iš maždaug 16 000 rajone laikomų augintinių iki šiol paženklinta tik 130 šunų ir vos 22 katės. Viena iš tokio pasyvumo priežasčių per dideli ženklinimo kaštai, nes už vieno augintinio paženklinimą reikia pakloti apie 15–20 eurų. Dažnam gyventojui, ypač jei jis laiko ne vieną katę ar šunį, tai labai didelė suma. Todėl baiminamasi, kad savininkai bandys atsikratyti savo gyvūnais, mesdami juos į gatvę. Pernai mūsų rajone pagauta daugiau valkataujančių gyvūnų nei užpernai. Neradus tikrojo arba naujo šeimininko, pastaruosius 4 metus būdavo užmigdoma nuo 122 iki 269 gyvūnų. Ši situacija neramina gyvūnų gerovės bei apsaugos organizacijas, todėl jos inicijavo akciją. Į paslaugą įeina gyvūnų paženklinimas ir suvedimas duomenų į valstybinį registrą. Tai paslauga pensininkam, pašalpas gaunantiem asmenim yra visiškai nemokama. Visiems kitiem, tai yra dirbantiem žmonėm, tai kainuos tik 5 eurus. Žmonėm laikantiem daugiau negu 2 gyvūnus, tai 3, 4, 5, 8, kiek jau jie ten jų belaiko, vis tiek bus taikoma nemokama paslauga. Ir manom, kad tie, kurie laiko daugiau negu 2 gyvūnus arba senjorai, sunkiau vaikštantis, galbūt negalę turintys žmonės, galės registruotis tos paslaugos atlikimui jų namuose, kad tiesiog, vėlgi nesukelt nepatogumų ir tam žmogui ir galbūt gyvūnam ar žmogui, kuris neturi transporto ir negali atvežti tokio skaičiaus gyvūnų iki klinikos. Šunų ir kačių ženklinimo akcija mieste bus vykdoma porą mėnesių. Po to klinikos Kėdainių veterinarijos gydytojai važiuos į kaimus. Miesto gyventojai, norintys paženklinti savo šunį ar katę, gali užsiregistruoti paskambinę telefonu 8606 30807, pirmadieniais, penktadieniais nuo 9 iki 20 valandos, šeštadieniais nuo 10 iki 15 valandos. Kaimo gyventojams reikia užsiregistruoti savoje seniūnijoje. Akciją mūsų rajone planuojama vykdyti iki spalio mėnesio. Kėdainiuose vieną įžymybę keičia kita. Pirmadienį kraštiečiai susitiko su istoriku Alfredu Bumblausku, o vakar su žurnaliste Rita Miliūtė. Apie ką jie kalbėjosi Akvilės Kupčinskaitės reportaže. Kėdainiečiai susirinko į neeilinę atvirą diskusiją. Juos subūrė žinoma Lietuvos žurnalistė, laidų vedėja Rita Miliūtė, garsėjanti aštriais klausimais aukščiausiems šalies politikams bei aktualiais pokalbiais su iškiliais visuomenės veikėjais savo laidoje Teisė žinoti. Į Kėdainius atvykusi žurnalistė sakė, kad tokiuose susitikimuose su bendruomenėmis jis sulaukia gausybės tiesių klausimų apie įvairiausius politinius procesus. Klausimai būna patys įvairiausi. Pradedant nuo, kodėl tokia valdžia, o ne kitokia, arba kas bus valdžioje, arba kas geriau, kad būtų valdžioje. Ir aš neturiu atsakymų į visus klausimus, bet jeigu paklaustumėt, kodėl aš važinėju tokius susitikimus, dėl to, kad man lygiai taip pat yra svarbu žinoti, kuo žmonės gyvena, ne tik tai ten, kur aš gyvenu ir dirbu. Ir man tie susitikimai taip pat yra naudingi. Su kėdainiečiais apie žurnalistiką, politinę visuomenę ir mūsų vaidmenį joje diskutavusi Rita Miliūtė priminė, kad apie valdžią galvoti reikia ne tik artėjant rinkimams. Kai mes juos išrenkame, reikia priminti, kodėl, ką ir kaip mes rinkome ir nepalikti jų ramybėje iki kitų rinkimų. Tai čia yra pilietinės visuomenės vienas iš bruožų, kad žmonės turi būti aktyvūs, jie turi ginti savo teisės, jie turi žinoti, kokiais būdais tą daryti civilizuotai ir tik tas saugo nuo buvimo kažkokią tai gaują ir tas galų gale gino žmogiškoji orumą.
Žiniasklaida turėtų būti ta vėlgi pagalbininkė visuomenės, kuri padeda formuoti kritinį mąstymą ir atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, į kuriuos paprasti žmonės tiesiog nebūtinai turi laiko kiekvieną dieną atkreipti dėmesį. Mes tam ir esam, kad mes atrastumėm ir tas negerovės, kurias reikia keisti, ir pabaksnuotume pirštu ir sakytume, ar jums tai patinka. Jeigu patinka, tai gerai, bet jeigu nepatinka, jūs ką nors turi daryti, kad tai pasikeistų. Rita Miliūtė skatina žmonės išdrįsti kalbėti. Anot jos, kiekvienas stebėdamas visuomenės ir politikos procesus turi įgyti kritinį mąstymą ir daryti išvadas. Tęsėme laidą. Choreografė Raminta Matulytė Šilienė pakvietė į kūrybinės veiklos šventinį koncertą Šokų jaunystė. Choreografė šokių mokytoja Raminta Matulytė Šilienė rajono visuomenę pakvietė į Akademijos kultūros centrą. Čia vyko jos kūrybinis vakaras Šokų jaunystė. Norėčiau paminėti 3 apvalias datas. Pirmas skaičius yra 10, antras skaičius yra 15, ir trečias pats mažiausias skaičius yra 45. Pirmas skaičius sietinas su pirmuoju mano kolektyvu, kai aš pradėjau dirbti šokio veikloje, kūrybinėje veikloje, meninėje veikloje. Tai pirmasis kolektyvas susibūręs 2004 metais Extreme. 15 tai skaičius mano pedagoginės darbo veiklos. Nuo 2000 metų šiek tiek laikas į priekį pajudėjęs, mes truputėlį vėluojame, bet ne visuomet gimtadieniai ir datos minimos tuo pačiu metu. Ir susidėjo trečiasis skaičius, 45, kada galiu džiaugtis gyvenimu, kada galiu džiaugtis aplinkiniais žmonėmis mane supančiais, kada galiu džiaugtis jau savo pramintų mažyčių takeliu, kuris dar viliuosi, platės, nesiaurės gyvenimo mano kelyje. Viskas sudėjus, nei daug, nei mažai, 70, todėl ir tegul būna šis jubiliejus 70 skaičiaus paminėjimas. O ar tai bus metai, ar tai bus kūrybinė veikla, nemanau, kad tai labai didelę prasmę sudaro. Man svarbiausia sukurti gražią šventę aplinkiniams žmonėms, man svarbiausia padovanoti šventę savo vaikams ir man yra svarbiausia pasakyti ne žodžiais, o šokiu ir judesiu, tai ką aš jaučiu ir kuom gyvenu ant scenos. Šokio raiškos patirtį perduodama vaikams ir jaunimui, atskleisdama ir lavindama jų talentus, choreografė siekia geriausių rezultatų. Jos kolektyvai dažnai dalyvauja Kėdainių miesto ir rajono, regiono bei respublikos renginiuose. Šiuo metu Raminta Matulytė Šilienė vadovauja 2 vaikų šokių kolektyvams. Pirmasis kolektyvas yra Kėdainių kultūros centre, kuris vadinasi Tempus. Ir antrasis kolektyvas Akademijos kultūros centre, tai yra Carpe Diem. Šie pavadinimai gimė irgi su prasme, tai yra išėję iš Extreme kolektyvų. Tai yra tie patys vaikai, tik bręstantis, augantis ir tobulėjantis. Ir vieni ir kiti su tą prasme Carpe Diem, kuris pažodžiui turbūt reiškia skink dieną, neturbūt o taip, tai yra lotiniška frazė, lituanistams labai puikiai visiems gerai žinoma. Vat nuo to ir mes norime džiaugtis ne tik šią frazę, bet ir kiekviena diena. O tam, kad kolektyvas vieno vadovo ir vienas ir antras nebūtų atsiejamas labai toli vienas nuo kito, davėme Kėdainių kultūros centro vaikų kolektyvui pavadinimą Tempus, ką reiškia lotynų kalboje laikas, kuris bėga ir nesustoja ir mes jo negaudome, tegul vejasi jisai mus. Ar sunkus yra kasdieninis choreografo darbas? Klausimų atsakysiu. Ar yra sunku dirbti, kada dirbi tai, kas yra gimęs kartu su tavimi? Kėdainių daugiakultūriame centre savo pirmąjį albumą Prancūziški žaidimai pristatė fortepijonu 4 rankomis grojantis atlikėjai Sonata ir Rokas Zubovai. Ketvirtadienio pavakarę klavišinių muzikos instrumentų mylėtojai skubėjo į daugiakultūriame centre vykusi koncertą Fortepijonas 4 rankomis. Koncerto metu savo pirmąjį albumą pavadinimu Prancūziški žaidimai pristatė atlikėjai Sonata ir Rokas Zubovai. Įspūdingą muzikinę ir koncertinę patirtį kone 20 metų kaupę muzikantai atvirauja, kad tai pirmasis jų albumas, nes jie tarsi batsiuvys be batų. Mūsų 2
be jokių kitų žmonių, tai čia yra pirmasis diskas. Mes jau prieš 15 metų turbūt esame įrašę kompaktinę plokštelę su Vilniaus valstybiniu kvartetu. Taip pat ir vienas ir kitas esame kitų įvairių projektų įrašę, o praėjus vos 19 metų nuo to, kai pradėjom groti drauge, įrašome pirmąją kompaktinę plokštelę jau savo čia. Mes kaip duetas atradome savo vagą turbūt labiausiai vis dėlto per prancūzišką muziką. Tai dėl to šita plokštelė visa yra skirta prancūziškai muzikai ir čia yra bent keli kūriniai, kurie mus jau lydi daug metų, ypač turbūt Ravelio. Toks pasakiškas kūrinys mano motutė žąsis. Daug metų populiariausių viso pasaulio kompozitorių kūrinius atliekantis fortepijoninis duetas dovanojo 4 Prancūzijos kompozitorių kūrinius ir atviravo, kad groti 4 rankomis nėra sudėtinga, tiesiog kitaip. Aišku, yra paprasčiausias, elementariausias dalykas, kas matosi klausytojui, kad turi pasidalinti žmonės erdvę, tą, kuri paprastai priklauso vienam pianistui, 2 rankom. Ir tiesiog, ką Rokas jau ir sakė, 4 rankų jungtis sudaro tą vienį. Tai tiesiog kitoks žanras. Koncerto metu Sonata ir Rokas ne tik muzikinėmis melodijomis džiugino susirinkusiųjų ausis, tačiau taip pat dalinosi mintimis apie įrašytus kūrinius. Na ir pabaigai, Kėdainiuose pirmą kartą vyksta žaidynės, kuriuose varžosi ne tik Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų moksleiviai, bet ir direktoriai. Kėdainiuose prasidėjo 24-osios Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių sporto žaidynės. 8 rinktinės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos rungėsi krepšinio, tinklinio, stalo teniso ir direktorių trikovės varžybose. Kiekvienos šalies delegacija sudaro 70 atstovų. Nors varžybose tenka išlieti nemažai prakaito, dalyviai sako, kad tokios žaidynės reikalingos. Tokios žaidynės tai yra labai gerai, susirenka, visi domisi sportu, suseinam, pabendraujam. Tai tikrai yra į naudą ir miestui pamatyti. Tai yra tapusios tradicinės varžybos mūsų 3 šalių, tai yra bendravimas tiek jaunimo, tiek direktorių, tiek kolegų. Ir jos tikrai yra būtinos, reikalingos, o ačiū Kėdainiam, jie priima šiemet šauniai. Aš dalyvauju gal 4 varžybose ir tikrai yra tokias varžybas organizuoti didžiulis iššūkis, bet kol kas esam labai patenkinti, apie rezultatus to nepasakyčiau. Ką galvoja apie tokias žaidynės? Smagu, kad organizuoja, susirinka iš Pabaltijo šalys ir malonu. Džiugu, kad suvažiuojam. Sportinis principas, noris laimėti, aišku. Aikštėje draugiškai kovojat, ar tikra kova vyksta? Draugiškumas išlieka, bet aišku, noris laimėti, tai stengiamės laimėti. Rezultatas kol kas dar parodo. Pirmą kartą tenka varžytis tokiuose žaidynėse? Taip, asmeniškai man pirmą kartą, bet kiti komandos nariai jau ne pirmą kartą čia dalyvauja. Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinio mokymo įstaigų atstovai Kėdainiuose vieši 3 dienas. Jie ne tik varžosi žaidynėse, bet ir susipažįsta su mūsų miestu. Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių žaidynės vyksta nuo 1992 metų. Kasmet juose dalyvauja apie 200 sportininkų. Šį vakarą tiek balandžio 15-osios naujienų. Likite su mūsų kanalu, šilto ir saulėto jums savaitgalio. Sudie. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis.
Kėdainių šeimos klinikoje pirminio ir antrinio lygio paslaugos vaikams bei suaugusiesiems, nemokama šeimos gydytojų konsultacija, priimame iškvietimus į namus, išduodame siuntimus konsultacijoms. Čia jūs apžiūrės iš Kauno atvykstantis įvairių sričių specialistai, mokamoms konsultacijoms priimame klinikoje neregistruotus asmenis. Procedūrų kabinete atliekama elektrokardiograma, matuojamas kraujospūdis, perrišamos žaizdos, leidžiami vaistai. Pagal skiepų kalendorių privalomomis vakcinomis skiepijami vaikai. Atliekame įvairius laboratorinius tyrimus. Klinikoje rasite ir odontologo paslaugas. Protezuojame dantis pensinio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems bei vaikams. Profilaktiškai tikriname sveikatą įsidarbinant, vairuotojo pažymėjimui bei ginklui gauti. Kėdainių šeimos klinika patogu, nes mes arti jūsų. Pasitikite pavasarį atnaujindami namus. Užsukite į ELB baldų salonus ir išpildykite savo svajones. Spalvingi, funkcionalūs, klasikiniai ir šiuolaikiški miegamojo svetainės, vaikų kambario, virtuvės bei prieškambario baldai puikiai tiks ir nedidelėme bute, ir erdviame name, suteikdami jaukumo, patogumo ir sukurdami gero poilsio oazę. Yra nemažai naujienų. Perkant už daugiau nei 600 eurų, išskyrus virtuvės baldus, baldai bus atvežti ir surinkti nemokamai. Taip pat galime pasiūlyti jums dizainerio paslaugas, kuriant nestandartinius virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa ir Jono Basaičio gatvėje 7 2 aukšte. Balandžio 23 dieną šeštadienį nuo 7 valandos Kėdainių senosios rinkos aikštėje vyks Jurginių mugė. Kviečiame prekiauti vaismedžių, vaiskrūmių sodinukais, dekoratyviniais augalais, daigais, inventoriumi sodui ir daržui, kaimiškais maisto produktais, tautodailės dirbiniais. Norinčiuosius prekiauti prašome registruotis iki balandžio 15 dienos, darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos telefonu 50608. Balandžio 17 dieną 13 val. Truskavos kultūros centre vyks Panevėžio miesto pučiamųjų orkestro Aukštyn koncertas. Jis nemokamas. 2016 yra paskelbti Viljamo Šekspyro metais, minint garsiojo bardo 400-asias mirties metines. Paminėdami šią datą Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, balandžio 26 dieną 15 val. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje organizuojame skaitymus Šekspyras gyvas bibliotekoje. Kviečiame visus norinčius pasirinkti Viljamo Šekspyro sonetą ar kūrinio ištrauką bet kuria kalba ir registruotis iki balandžio 22 dienos adresu užsienio.lit@kedainiai.rdb.lt. Vienam skaitovui skirtos 2-3 minutės. Galimi grupiniai skaitymai, inscenizacijos. Balandžio 16 dieną šeštadienį 16 val. Šventas mišias už Kėdainių Šventojo Jurgio parapiją aukos ir sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas Kęstutis Kėvalas. Balandžio 16 dieną šeštadienį 18 val. Kėdainių miesto stadione Lietuvos futbolo federacijos 1 lygos 1 rato 4 turo rungtynės. Susitiks Kėdainių Nevėžis, Vilniaus Vytis. Šeštadieninėme rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Kūdikio laukimas virto netektimi, Šėtoje kova už būvį, Kėdainiuose neeilinės ir itin slaptos karių pratybos. Kelionių sezonas žada naujovių, apleistų sodų bendrijų era baigėsi. Nedrausmingiems vairuotojams pareigūnų perspėjimas. Laikraščio rubrikoje Aruodas skaitykite apie prasidėjusį ūkininkų darbymetį ir kaip pasigaminti komposto. Skiltyje Gerumo pulsas skaitykite istoriją apie vienišos mamos gyvenimą ir kaip paramos ir labdaros fondas Viltis Vikonda pagerino moters buitį. O gyvenkime pozityviai rubrikoje sužinokite, kaip nugalėti vienatvę.
Laikraščio rubrikoje Skaityk, klausyk, mąstyk skaitykite apie tai, kaip atskirti informaciją nuo dezinformacijos, o skiltyje Diena kaime su jumis dalyjamės savo nuotykiais iš Valučių. Rubrikoje šeštadienio popietė jūsų dėmesiui bokso čempionė kėdainietė Paulina Krasauskaitė. Šeštadieninėme Rinkos aikštės priede provincija interviu su asmeninių finansų eksperte Odeta Bložienė bei pavasariška kraštiečių stiliaus galerija. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Užeikim į banką, turiu išsikeisti pinigų. Užeikim. Koks tas euro kursas dabar? Matau, 1 prie 3 litų ir 46 centų. Pinigų keitimo ar kitokių proporcijų santykiams reikšti prielinksnis prie nevartotinas. Taigi valiutos kursas yra 1 euras ir 3 litai 45 centai. O pinigus keičiame santykiu 1 euras su 3 litais 45 centais. Litų pavadinimą trumpiname rašydami LT. O kaip su eurais bus? Lietuviška euro santrumpa yra eur. Tai yra pirmoji raidė yra didžioji, o kitos dvi likusios mažosios. Galima vartoti ir tarptautinį kodą, tada būtų visos eur raidės didžiosios. Stilistiniais ar grafiniais sumetimais, pavyzdžiui, reklamoje galima vartoti ir euro simbolį. Man dar smalsu, kai kur valiutos pavadinimas parašytas vardininko linksniu euras, o kitur euro. O kaip iš tiesų turėtų būti? ES bendrosios valiutos pavadinimas lietuvių bendriniuose tekstuose, bendrinėje kalboje turi būti vartojamas adaptuotas. Tai yra su lietuviškomis galūnėmis. Euras, euro, eurui ir taip toliau. Bet štai teisės aktuose vardininko linksnis turi būti ne euras, bet euro. Ir tas žodelis euro teisės aktuose turi būti rašomas pasviruoju šriftu arba išskiriamas kabutėse. Bet dar kartą kartoju, toks rašymas, vardininko rašymas euro, o ne euras, tik tai teisės aktuose, o paprastuose tekstuose mes turime linksniuoti, tai yra rašyti euras, euro, eurui ir taip toliau. Oi, kiek daug viską sužinojau, dabar tai jau tikrai būsiu pasiruošusi eurui Lietuvoje. Ir dabar turbūt žmonių susidomėjimas euru padidintas. Ne padidintas, o padidėjęs, neveikiamasis būtojo laiko dalyvis, nevartotinas savaiminiai. Tai yra be kažkokio specialaus įsikišimo, be pašalinio poveikio atsiradusiai ypatybei nusakyti. Taigi ne padidintas susidomėjimas, o padidėjęs, nepadidintas kraujospūdis, o padidėjęs, nepadidintos paklausos prekės, o paklausios, paklausiausios prekės. Oi, atsiprašau, taip ir norėjau pasakyti, kad dabar žmonių susidomėjimas euru gerokai padidėjęs. Taip, padidėjęs, tik tai kalbininkų tai nereikia atsiprašinėti. Kalba yra ne kalbininkų nuosavybė, tu pati turi dėl savęs stengtis, juk tu nori kalbėti kuo aiškiau ir suprantamiau, nori būti išprususi, juk tu gerbi lietuvių kalbą, ar ne?